Geras FM. Vilniaus futbolas. Taigi, gerbiamas Mariau, nepaslaptis, kad jūsų laukia dar labai vienas smagus įvykis, be to, kad susitiksite su Aktu, kuris irgi šiek tiek repetuos prieš Karlsburgo taurės finalą. Jūs savo ruožtu repetuosite SFL čempionato finalo rungtynes, kurios įvyks jau kitą šeštadienį, taip pat ar fanų, ar LFF stadione, pataisykit man. LFF stadione. LFF stadione. Taip, su salininkais. Ką žinote apie varžovus būsimus, apie salininkus, ar teko matyti jų rungtynes? Man asmeniškai ne, tiesiog, žinau, treneris pastoviai stebėjo salininkų žaidimą ir galim susiruošęs. Plikom rankom ant jų neįsi, taip išeina. Ne. Kągi, Mariau, gerai dėkoju už pokalbį, gerai pasiruoškite būsimam mačui, apginkite A1 diviziono garbę, jeigu taip galima pasakyti, na ir sėkmės šturmuojant naujas aukštumas. Ačiū. Kaip girdėjote iš Mariaus Abramaičio lūpų, telefonu, GV United šį sekmadienį parepetuos su SFL, su SFL Karlsburgo taurės turnyro finalininkais ir su trečiosios lygos sidabrinė komanda, su Vilniaus Aktu, fanų stadione, beje, ten pat repetuos ir A2 diviziono nugalėtojai salininkai. Šiek tiek apie salininkų komandos pergalę, tai galima trumpai reziumuoti, kad ta pergalė buvo pasiekta ne tiek žaidimo dėka aikštėje, kiek visos komandos vadovų, skautų ir informatorių akylaus darbo stebint pagrindinių varžovų Vingio komandos rungtynes, prieš tai buvusias prieš paskutinių turų rungtynes su Ozo Tapyrais, kai salininkų ekipos skautai pastebėjo, kad Vingis žaidžia ne visai švariai. Tai yra, paaiškėjo, kad rezultatyviausias Vingio žaidėjas Erikas Vaičiakauskas įspėtas per rungtynes su Ozo Tapyrais. Tai jam turėjo būti 4. geltona kortelė, pagal SFL nuostatus jis turėjo praleisti artimiausią mačą, o tas mačas buvo pats svarbiausias šią sezoną, mačas su salininkais. Vingis nusprendė sugudrauti, įrašyti į protokolą, kad kortelę gavo visai kitas futbolininkas, kuris net nežaidė, net nedalyvautas rungtynėse. Salininkai tai pastebėjo, tačiau taip pat kantriai išlaukė iki pat lemiamo mūšio. Beje, tą lemiamą mūšį salininkose Vingis laimėjo 4-1 ir ši pergalė jiems būtų lėmusi taip pat ir A2 diviziono nugalėtojų titulą, tačiau salininkai išprotestavo, drausmės komitetas protestą apsvarstė ir nusprendė, kad Vingis pasielgė neteisingai, pažeidė SFL varžybų nuostatus ir įskaitė pergalę salininkams 3-0. Ši pergalė salininkams leido išlikti pirmoje A2 diviziono turnyro lentelės vietoje, o Vingiui teks jau šį sekmadienį su Kruša aiškintis, kas yra bronzinis SFL čempionato kolektyvas ir kuris kolektyvas pasipuošęs to bronzinių atspalvių kitą savaitę, kitą šeštadienį kausis su trečioje lygoje dėl išlikimo norinčių pakovoti naujųjų verkių kolektyvų. Tiek apie A divizionų bataliją.